Aš esu Dovilė Filmanavičiūtė, televizijos laidų vedėja. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. LRT žurnalistai ir darbuotojai kviečia ginti žiniasklaidos nepriklausomumą. Ištarkite šalin rankas nuo laisvo žodžio, nufilmuokite ir pasidalykite socialiniuose tinkluose su grotažyme šalin rankas. Aš matau vis dėlto šituos organizatorius ir mes žinom, kad jie jau yra organizavę mitingų, kurie baigėsi riaušėmis. Vyksta informacinis karas, kuriame dabar yra mūsų sausio 13. Ta pakartoju su visa atsakomybė. Tekstą išmok, kurva. Tekstą išmok, valka tako, blėt! Jūs pasakėte žodį, kurį po to pratransliuosite visiems, žodį manipuliacija. Tai buvo manipuliacija. Žodžio buvo išlieta tulžies. Čia nebuvo nė lašelio tulžies. Aš buvau čia nuo pat pradžios. Tai buvo protingos, gilios, humanistinės kalbos. O jūs fiziškai pasakėte žodį. Paleisti pabaigti. Tik visi kartu galėsime žygiuoti priekį. Yra konstitucijos terminai, yra numatyti procesai, kuriuos reikia išlaikyti, reikia išsaugoti. Jūs puikiai tą žinote. Ir kaip kultūros žmonės, eikite mes visi kartu drauge, kad Lietuva žygiuotų į priekį. Užsimerkus ir paklausius be vaizdo, atrodo, kad žiūrėtum Kašį Žalgirio arenai. Susirinkęs būrys riaumojo, rėkė, staugė, kaip briedžiai praėmusi laikotarpį. Sąmonės srautas veržėsi iškalbingiau už 1000 žodžių. Jisai pervedami pinigus Andriui Tapinui tam, kad būtų išvengta mokestinių prievolių, tai yra PVM mokėjimo. Iš esmės jis pasakoja apie labai panašią schemą, kaip nuo visuomenės buvo nusukami mokesčiai. Kartu. Aš šiandien čia ne todėl, kad mane tuos išrinko. Aš šiandien čia ne todėl, kad aš noriu pirmalaikio rinkimų. Aš šiandien čia, nes šita valdžia yra ir mano valdžia. Palauk, tai iš kur jūs atėjot? Iš kokių Gorbačiovo laikų? Iš kokio KGBino? Išrinkta valdžia. Tai yra laimėjimas, kad mes galim turėti. Ir kažin ar daug kas ar supranta, ar visi supranta, kad šūkauti prieš valdžią, o valdžia nėra kokia primesta svetimųjų valdžia, tai yra teisėta valdžia, demokratiškai išrinkta, net jeigu jį ir nepatinka, bet šūkaudamas prieš valdžią, tu šūkauji prieš valstybę. Tu nenori, tau nepatinka šita valstybė. Sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra rimta partija ir aš net neabejoju, kad tokioje rimtoje partijoje tikrai gali atsirasti kompetentingų partinių žmonių, kurie tikrai yra daug, sakysim, geresni negu kai kurie dabartiniai ministrai.